Antro mėnesio praėjo pirmą savaitę ir startavau tikrai daug geriau negu praeitą mėnesį, nes praeitą mėnesį pirmą savaitę buvo labai sudėtinga, o šią savaitę iškart turėjau ir pirmą savo hitą ir turėjau dar gal 6. vietą ar 3, sunku pasakyti. Žodžiu, reiškia, per pirmą savaitę buvo 2 kartai pinigus, tai labai gerai, iškart gau reitingų taškų, šiai dienai su top 12. Tačiau šiandien noriu jau biškai pašnekėti apie tokį psichologinę žaidimo pusę, kad ką aš pajaučiau, tai kai tuos tikruosius žmonių veidus, kai ypač nesiseka, kiek daug ateina tokių žmonių ir tu matai jų tokių, žinai, pašiepiančius komentarus, kur tipo, tai tipo, žiūrėk, nepavyks ir panašus dalykai, tai labai, Tai buvo su kokia smagia kompanija susidurėm ir grįžtam prie tų žmonių, tai iš tikrųjų labai smagu matyti tuos žmonės, nes iš tikrųjų kiekvienam tam žmogui viduje slypi nevykėlis, kuris gavo progą pasirodyti ir kiekvieną kartą, kai aš laimiu, tai aš po to matau, kai tie žmonės nuliūsta, kad man sekasi ir tarsi iš tikrųjų visiškai nesvarbu, kaip aš baigsiu tą iššūkį, bet tiesiog matyti visą tą spektaklį, kuris vyksta iš šalies, irgi yra labai smagu. Ir man liko apie 20 turnyrų, tai bus dar pavasario serija, kur bus deep turnyrai, geri turnyrai, brangus ir jeigu pavyksta užkabinti bent 2 turnyrus, nebūtinai pirmas vietas, tai dar vis galiu kovoti dėl top 1 reitingę ir neprarandu vilties, nepasiduodu. Ir kai baigsiu šitą iššūkį, tai jau tikrai bus pertrauka, reiks kažkur važiuoti, pailsėti, patostogauti, atsipūs nuo Lietuvos pokerio. Dar vienas toks dalykas, irgi psichologinis, ką pastebėjau, kai jau čia aš jau sužaidęs 30 kažkelis turnyrus ir jau kai biškai pradeda važiuoti stogas, kai neina kortos, tai prasideda visokie tokie sėkmės, nesėkmės bairiai, kaip mano dealeris, ten mano vieta, dar kažką ir kiekvieną kartą pagauna tokią mintį, tai jau aišku, kad jau kažkas negerai ir kad reikia save stabdyti, pavyzdžiui, kad ateina kažkoks naujas dalintojas ir tu ateina mintis, kad prieš šitą dalintoją visada iškrentu. Tai toks labai fišių mąstymas ir kuris numuša tave nuo susikaupimo į žaidimą, iš vis jokie nei dealeriai, nei vietos, niekas neturėtų įtakoti manęs ir jeigu tai pradedu mąstyti, tai reiškia, jau pasiduodu tai bendrai olimpiko linijai. Tai tokie keli psichologiniai pastebėjimai, pliusas šiai dienai yra apie 1600 litų, man atrodo, su top 12 ir dar liko apie 20 turnyrų. Tai šiek tiek apie olimpiko užpliusus, tai turbūt vis tiek daugumą žaidžia čia turnyrus, tai žinot visą tą virtuvę, bet šiek tiek pasidalinsiu. Tai praktiškai čia visada yra tas draudimas vadinamas, tai reiškia, jeigu yra 6 žmonės piniguose, tai chebra susitarė ir 7 išmoka įpirką. Tai, jeigu tik yra galimybė, tai visada stengiuosi išvengti to, tai reiškia, jeigu yra pasiūlymas drausti, stengiuosi jo atsisakyti. Neskaitant, jeigu aš ten esu pats labai šartstekęs ir man pasiūlo, tai kodėl to nepasinaudoti, bet jeigu turiu galimybę spausti stalą, tai stengiuosi to atsisakyti ir išnaudoti tą vadinamą burbulo pranašumą, ko turbūt daugumą žaidėjų kažkodėl vengia išnaudoti, turbūt dėl psichologinių dalykų, nes nesinori iškviesti. Ir labai dažnai čia tiesiog chebra dalinasi pinigus, tai reiškia, ten lieka 4, 3, 2 ir tiesiog nusprendžia nebežaisti, pasidalinti visą prizinį fondą. Tai šito irgi stengiuosi išvengti ir šitam turnyrą, kur buvau pirmas, tam turnyrą, kur praeitą mėnesį buvau antras, tai nesutikau dalintis ir manau, kad kartais gerai, bet vis tiek tas žaidimas heads-up'uose, žaidimas 3, tai yra pats pokerio kaifas ir ta vieta, kur tu turi pranašumą prie žaidėją, tai kodėl tu turėtum jį, reiškia, nukilinti ir pasidalinti jo pinigus ir tiesiog praleisti tokį smagų laiką. Tai vengiu šitų dalykų, vengiu dalinimusi, vengiu draudimų, stengiuosi kovoti iki galo, kovoti už visus taškus, kovoti dėl pergalių.
Ir labai džiaugiuosi, kad pagaliau pavyko laimėti pirmą vietą, ko labai trūko man dėl psichologinio nusiteikimo. Dar kas labai džiugino mane, kad buvo tokių turnyrų, kur man nepavyksta laimėti ir aš iškrentu, tačiau laimi koks nors mano mokinys ir praktiškai jeigu laimi mano mokinys, tai aš skaitau tą kaip savo pergalę, nors negaunu nei taškų, nei pinigų, bet tarsi mokytojai nėra geresnio rezultato negu, sakysim, mokinys, kuris aplenkia mokytoją. Tai yra 2 mokiniai, kurie dalyvauja kartu su manim šitam reitinge, tai kol kas irgi nenoriu jų viešinti, bet kai bus visi rezultatai, tai pažiūrėsim, galbūt jie bus net aukštesnėse vietose už mane, kas bus labai labai džiugu. Tai dar viena tema, kurią norėčiau paliesti, tai yra turnyrai ir jų struktūros ir vis tiek aš jau čia žaidžiu, reiškia, 2 mėnesį, tai jau galėčiau šiek tiek papasakoti. Tai dabar turnyrai visada vyksta vienodai, reiškia, pirmadienį toks pats kaip kiekvieną pirmadienį, antradienį visus antradienius tokie patys. Ir jeigu reiktų išrinkti geriausią turnyrą iš tų kasdienių, tai būtų ketvirtadienis. Tai yra 150 minutų frizautas, kuris turi ilgesnius lygius. Šiaip lygiai yra po 25 minutės, o šitam būtų 30. Ir ką daro klaidą daugumą žaidėjų, sakysim, tokių, kas nori tiesiog pasižaisti pokerį, ne tiek, kad laimėti pinigų, bet tiesiog nori turėti kaifą. Tai jie eina pirmadienį į 100 minutų frizautą arba į trečiadienį už 50 minutų su 2 ribais, kur yra šudini turai. Ir tarsi, kur super turbo struktūros, jeigu 50 su ribais nieks nedaro pilnų 2 ribajų, tarsi ne visi daro, tai maži būna, reiškia, stek ir toks visiška turbinkė. Tai tie, kas nori tikrai turėti gerą pokerį, tai tiem rekomenduoju eiti ketvirtadienį 150 frizautas. Ir kadangi tai nėra brangus turas, tai jisai nesutraukia tų Lietuvos regų gerų žaidėjų ir tai būna tikrai lengvas fieldas. Tai tie, kas nori pažaisti gerą pokerį, laukia ketvirtadieniais, o penktadieniais būna visada geri turai, arba 250 minutų, arba 350 minutų, arba kažkokia serija ir daugiau žetonų. Ir irgi lygiai geri, tačiau penktadieniniai turai yra brangiausi per visą savaitę, todėl jie sutraukia tuos žaidėjus, kas jau supranta pokerį. Ir, pavyzdžiui, šiandien buvo penktadienis 350 minutų turnyras, kur, tarsi pilna regų ir, super sudėtingai, reiškia, žaisti. Su mane prie stalo praktiškai, sakysim, buvo galbūt tik viena žuvis. Tai kas nenori susidurti su Tough Competition, tai rekomenduoju žaisti ketvirtadieniais. Primenu, su jumis buvo Brilliant Olympic reitingo iššūkis ir daugiau informacijos rasit mano blogė, Facebook'e ir, aišku, Poker News. Tai tiek, ačiū už dėmesį.